kas įdomu, važiuojam vienu iš 3 Islandijoje esančių nacionalinių parkų iki mūsų sekančio spoto. O tas keliukas toks fainas šitai. Grinai vienai mašinai pravažiuoti ir visą laik vingiuoja ir aplinkui tokie, kaip pavadinti jie? Akmenys. Akmenys, visur iš visų pusių akmenys, tai žiauriai įdomiai. Keliukai. O čia va pakeliui žiūrėkit, kur sakiau Giedrai, kad nestosim, yra balto smėlio paplūdimys. Nes Islandijai visi beveik paplūdimiai juodo smėlio, o čia va balto ir čia gal jeigu žiauriai pasiseks, tada mes pamatysim jūrų liūtus. Gerai, bet dabar pamastyk biškutį, nes čia žiūrėk kelias nelabai jau geras, nes tu čia negali važiuoti. O tai kaip jie pravažiavo? Bleba. Čia parkingas ar kas čia? Nu. Tas kelias labai baisus ir nepatinka. Bet Žilvina sako, viskas gerai, tai pažiūrėsim. Eina pažiūrėti, kas gera. Yra jūrų liūtų? Nėra jūrų liūtų. Ir nelabai jau baltas tas smėlis. Labai gerai, kad neplanavau čia sustoti, bet jei pakeliui tai jau minutį sustojame. Aš tai bijau jo. Jau bijai? Jo. Taigi viskas. Nes, nu, nejuokingas ledas čia, pažiūrėkit. Čia vanduo, o ten turi pravažiuoti. Nelabai suprantu. Gal nori pereiti? Šau pereiti. O kodėl čia taip šlapia, čia žiūrėk? Va čia aš važiuosiu. Ai. Lipsi ar laukia nori praeiti? Aš palauksiu, tu važiuok. Bent nesėdėsiu ir nereikės man drebėti, o matysiu iš šono, kaip stringa. Gerai važiuoja. Jo, eina namas. Taigi čia nieko. Eik, sako, kaip jisai drąsiai varo, aš negaliu. Oi, jei taip toliau, aš nebevažiuoju toliau. Aš tau kaip tik dainą paleidau. Jeigu tikrai tai bus, aš nebenoriu varyti tada ten. Oh my god. Man jau stresas. Tu būtų matęs, kaip tai atrodė. Ar įmanoma apsiversti mašiną šonu? Aišku, įmanoma. Giedrė, mažiau šiektai kelnes. Tai jau vėl gerai, man atrodo. Ko tu taip pergėni? Aš nesuprantu, pas mus 4 varomi ratai. Tam ir pirkom tokią mašiną, kad pravažiuotum visur. Sena, bet pravažiuojant visur. Jau viskas, Giedrei dabar šokas. Dabar nenurims, kol negrįšim į tą pagrindinį kelią. Va, ramiai sau dėdukas padėkojo. Man yra stresas už jo Jau tokiais turbūt keliais. pirmų kartų, kai aš neužkilau, viskas sukamės. Nu taip, nes blemba, nes čia Ai, tu čia ir filmuoji, ką? Ne, bet dabar filmuoji. Dabar filmuoji. Man visuomet stresas būna, nes man, atrodo pavojinga. Aš negaliu nuspėti šitos gamtos, nes yra nenuspėjama, čia visko gali būti. Bet tas labai erzina, kad tu nežinai, kas jį gali. Ką galiu pasakyti, ten 2 moterytės tiesiog sėdėjo savo ramiai su tokia pačia mašina, kaip mūsų, galima sakyti, savo arbatytę gėrė, o tai kaip jos perskrido? Kaip paukščiukai. Lygiai tokia pati. 4 varomi. Na gerai. Aš susiraminu pasisakyti. Aš nieko negaliu padaryti. Keliukas geras, gerai pakrato, o lighthouse'as ten gal matosi toks įsikišęs važiukas. Pasakyk dar kartą, kaip lighthouse'as lietuviškai pagal tave? Apšvietimo bokštas. Švyturys. Žmonės, atsiprašom, mes biškį kartais pamirštam lietuviškai jau netgi kaip jie vadinasi. Švyturys. Švyturys. Jeigu žinot, mano lietuvių kalba nėra tobula, jeigu nežinot, nematėt, tai pažiūrėkit mūsų dalį iš Tailando, kur mes viską metėm, kur paaiškinu, kodėl aš nemoku lietuviškai taisyklingai šnekėti. Dar reklamą padariau. Čia kelias jau rimtas.
We made it. Tik drąsiausiai čia atvaro. Giedrė galvoja mirsi. Tik drąsiausiai čia atvažiuoja. Gerai, ir tai yra Svørtuloft Lighthouse, švyturys. Čia šitam regione yra jų 3, todėl aš pasirinkau vieną. Būtent. O ne Skaulandsnagi? Ne. Ne. Ne, aš geriau žinau. Nu gerai. Gerai, gali būti, kad patikslinsim video, parašysim po apačią tikslų. Okay. Bet kas važiuosit, būtinai tik 4 varomi ratai džipukas, nes kitaip jūs dėt. O, kaip čia fainiai. Giedrę palikau paskaityti prie šito švyturio. O aš čia einu, eik tu savo. Kai čia fainai. Čia netgi ir kai visuomet Islandijai tipiškas dalykas, kad jūs kur varysit, bus stoliukas pastatytas, kur tiesiog galite atsigerti arbatytės kavytės. Eik tu savo. Čia primena biškį Aziją. Kainė sveika, aš negaliu patikėti, ta diena vis geryn ir geryn eina. Mano įspūdžius jau girdėjot, pareina mano princesė, pažiūrėsim, kokie jos įspūdžiai. Gražuolė? Oh my god, čia gražu. Aš ką tik jau apšviečiau savo įspūdžius. Kokie tavo įspūdžiai? Čia labai gražu. Žinot, ką tik paskaičiau ten ant to buvo šitą informaciją? Švyturio. Jo, žodžiu, anksčiau tais laikais iš aplinkinių visų miestelių ir kaimų sueidavo žmonės čia prie tų klifų ir jie nusileisdavo su šniūrais į apačią ten, kur tie paukščiai čia palikdavo kiaušinius. Kaip, palieka tas kiaušinius. Nu, tai padėjo kiaušinius. Jo, kai padeda kiaušinius, jie ateidavo, surinkdavo ir matyti tą nuotraukas, jums parodysim, jie, žodžiu, nuleisdavo su šniūru žmogui ten. Nu tai jau sakei. Į apačią surinko tus kiaušinius ir neždavo dėžėse ant nugaros vėl atgal į savo kaimus ir vienoje dėžėje sutalpindavo nuo 100 iki 300 kiaušinių. Tai įsivaizduojant, kiek tai pavojinga buvo. Tai jie valgydavo jos? Jo. Eina šik. Valgydavo, parduodavo tikriausiai. Kur tu eini? Čia galima. Ateik čia. Čia yra nesveikas vaizdas. Man šita vieta primena Aziją. Jo, vakarnai. Atsistok va čia. Kai mes sakėm, man primena Islandiją, tai va čia šita vieta. Aš čia ką tik jaučiuosi kaip Islandijai, tik tais Asian edition, kur nėra šalta ir tu gali mėgautis aplinką. Oi, savo. Oi, savo. Vau. Tie vaizdukai. Ką primena? Islandija. Islandija, tik tai čia nereikia apsirengus su begalinis striukių kiekiu. Čia kaip tik reikia nuogam vos nevaikti. Velekas. Velekai gerai. Kokios bangos irgi. Mes toliau neeisim iki pat skardžių, nebūsim tokie durdukai. Jau ir taip biškutį nuėjom nuo apžvalgos vietos, bet... Ai, tu įsivaizduoji, va ten, kur tas mažas paukštis baltas yra, ten nusileisdavo žmonės rinkti kiaušinių. Ai, tai va ten jie ir sėdi tie paukštukai. Nesveikai geras vietas. Nesveikai gera vieta. Ir nėra vėjo, tai girdėsis turbūt ką šnekam. Sugadinkim Giedrį kadrą. O, žiūrėk, ir man geras. Turiu. Paskutinis žodis apie šitą vietą. Ai, nesveikai graži vieta.
tikrai, labai gražiai. Žinai, kas dar? Girdisi visi tie paukščiai, kurie uolose sėdė ir savo kiaušinius daro. Vienoj vietoj 3 ofigieni vaizdai. Tai yra švyturys, kalnas ir klifai. Nesveiko dydžio klifai ir dar va paukščiukai čia skraido. Va. Kol kas diena tiesiog 10 iš 10. Kuo toliau, tuo vis gerin spotai. Tai einam iki parkingo jaučiu. Einam dar iki Švyturio, Giedrė parodys tas nuotraukos, kur sakė, žmonės lipa kiaušinių paimti. Ir važiuosim toliau į sekantį spotą, kuris vėl skirsis. Bus krateris, tiesiog didžiulis krateris, ant kurio galima užlipti ir bus vaizdas iš jo geras. Tai va, žiūrėkit, nori parodyti, va. 4 žmonės laiko, vienas leidžiasi. Jo. Nu, čia nerealu, ką? Taip, tipo, savo gyvybę rizikavo, kad surinkti ten 300 kiaušinių. Wow. Neklydau, čia yra Svortulio. Okay. O čia galima pafinų pamatyti. Va, aš apie ką kalbėjau. Nu va, Giedrė visada. Tikrai labai skiriasi nuo tų, ką tu matei. Mes šitus, man atrodo, matėm. Gandrus tiesiog. Oh my god, man jau baisu. Atgal visiškai buvo lengva. Jo, labai lengva buvo. Matys iš karto, kad visi, ten šone visi tie turistai, su telefu iš karto įsitraukė, filmavo tave, kaip tu ten varysi. Vienas dalykas, kodėl į priekį filmavai, ne į priekį važiavau, kad aš ten kasiausi. Pas mus yra MS padangos, o ne grinai žiemai. Tai jeigu užsidėtų žieminės, patikėkit. Bet visi turistai telefu įsitraukė, jau filmuoja, ką darysi. Nu tai čia vlemba įdomu, nes mašina turbūt stovėjo tokiu kampu. Jo, jinai buvo, ta pasėlusi. Parodyk, kaip darai. Ruošiasi, va. Stilistas. O, matėt, kaip su galva padarė? O, eik tu savo. O čia jau vis šilčiau ir šilčiau šiandien. O, žiūrėkit, kiek laiptukų. Nu, bėk. Jis tikrai bėga. Bet žiūrėkit, kokie mažiukai laiptukai. Kokių 5 centimetrų. Bėgčiau per minutę. Bet čia tie laiptai tokie, žinai, nelaiptai. Lengvučiai. Nu, tokie labai jau žemi. Nueik pirma ir duosi įspūdį, reakciją. Nieko nematau. Nu gerai, šįkart nesuvaidinsim, nieko įspūdingo. Įspūdingiau tai tie kalnai atrodo. Ir šiaip įspūdingiau, kad mes taip aukštai. Tas krateris, kur yra Golden Circle, ten yra labai gražus, nes vanduo yra. Žalias toks. Jo, ir jis yra žalias, ryškiai ten su žalias. Einam čia dar? Einam. Čia tiesiog gražus toks vaizdas. Jie aplinkui nuo pačio viršaus, bet į patį kračeriaus vidų tai nieko gero. Atsiprašau, aš čia bandau vlogint. Sorry. Užlenda. Kas čia manai yra? Čia gal antena kažkokia. Kas? Gal, žinai, kas čia yra? Kryptis. Jo. Teisi buvo. Aš tai sakau, pilktų man. Ne, čia yra, va, matai, saulės šitas. Kažkoks žemėlapis. Ne, kaip vadinasi, tas kompas. Kompasas. Gal toks senoviškas. Ai, ne, žiūrėk, rašo netgi į kokią pusę, tarkim, kas yra. Čia yra Snaifelsnis, ne? Ir... Tu taip atrodo juokingai dabar. Kažkur turėtų būti Reikjavik. Čia va galėčiau sėdėti ir sėdėti prie minuso tiesiog. Ne jokio šaltuko. Nu, visiškai. Ne tau, ne? Na. Žiūrėk, atsitrauks. Na. Aš niekada nebūnu atsitraukus triukis. Net šitas atrauktas, sueit. Šiandien atsitraukus, rytoj.